Prabėgo lygiai 3 savaitės nuo tragiškų ir krūvinų spalio 5-osios žudynių Kaune. Tačiau panašu, kad ramybė į visų šios istorijos dalyvių namus ateis dar negreitai. Teisėjo Jono Furmanavičiaus ir buvusios Drąsiaus Kedžio gyvenimo draugės sesers Violetos Naruševičienės žūtis jų artimiesiems užminė galybę klausimų. O Lietuvoje pirmą kartą taip garsiai prabilta apie pogrindinį ir labai galingą pedofilų klaną. Žibalo į ugnį kone kasdieną pila ir nauji šios istorijos faktai. Štai teisininkai užsimena apie tai, kad internete būrėsi Drąsiaus Kedžio palaikymo komandos. Už nesantaikos kurstymą joms netgi grasinama baudžiamąją atsakomybę. Prokurorai žada numatyti dosnų atlygį už vertingą informaciją apie pagrindinį įtariamąjį. O teisėsaugininkai neslėpia neseniai gavę paslaptingą registruotą laišką, kuriame neva įspėjama, kad Drąsius Kedys rengia dar vieną ataką ir kad dabar jo taikiniu taps arba Seimo narys, arba prokuroras. Pamačiusi praėjusią savaitę rodytą mūsų laidą, kurioje pagyvenę tėvai, kad ir labai skaudama širdimi pasakoja apie savo sūnų Drąsių Kedį, atskleisti naujų faktų apie brolį nusprendžia ir iki šiol atkakliai tylėjusi bei bet kokio dėmesio vengusi vienintelė Drąsiaus Kedžio sesuo Neringa Venckienė. Moteris, kurią visa ši pedofilija persmelkta istorija jau keletą metų yra įklampinusi į nepavydėtiną situaciją. Mat savo darbe Kauno apygardos teisme teisėja Neringa Venckienė kone kasdien matydavo ir vieną iš pagrindinių šios istorijos herojų, kolegą Joną Furmanavičių, kurį Drąsius Kedys kaltino pedofiliją, o namuose girdėdavo šiurpius mažylės pasakojimus ir matydavo pasimetusi brolį. Ką daryti, sako, mergaitė prievartauja 2 metus ir nieko negali padaryti su tokiais susidūrus. Jisai kažkaip ir sako, čia jau susidurta su paskutiniais, jau čia baisiau užmėlau, čia baisesnių nebūna. Tai įsivaizduokite, vyras 37 metų verkia, tai kaip jums atrodo? Dar prieš šį išskirtinį interviu Neringa Venckienė prasitarė. Iš jos lūpų išgirsime tai, ko iki šiol ji niekam ir niekada nekalbėjo. Tačiau iškart įspėja, kad judėjimo laisvė jos namuose bus apribota. Nenuostabu, jog būtent čia dabar gyvena ne tik 5-metė Drąsiaus dukrelė, kurios globėja po ilgų diskusijų buvo paskirta Neringa, bet ir vaikas augantis apsaugininkai. Atsisėdusi prie teisinėmis knygomis ir dokumentais nukrauto stalo, moteris iškart prisimena brolį. Su Drąsiumi nuo vaikystės buvo neįskiriami tarsi dvyniai, juk tarp jų vos metų skirtumas. Taigi nenuostabu, kad būtent sesuo tapo pačių svarbiausių Drąsiaus Kedžio gyvenimo įvykių liudininke. Neringa neslepia, prieš keletą metų, kai į šalia stovinti tėvų namą atsikraustė gyventi brolio mylimoji Laima Stankūnaitė, ji tik pasidžiaugė, kad Drąsius galų gale susirado mylimą moterį. Iš pradžių kartu su broliu ir jo drauge keliavome į Ispaniją, Prancūziją, į Suomiją. Drauge švęsdavome visas šventes, sklaidydama gražiausias akimirkas liudijančias nuotraukas, prisimena Neringa. Tačiau jie atvira. Tuomet, kai pagimdė dukrelę, Laima Stankūnaitė labai pasikeitė. Staiga pradėjo meluoti, į namus nebegrįžti naktimis. Tačiau net ir tada Neringa dar bandė teisinti jauną brolio draugę. O sužinojusi, kad Drąsius pasiryžo skyryboms, sesuo neslėpė, nesykį verkusi. Moteriai atrodė, kad jaunai, mažą vaikelį turinčiai porai dar visas gyvenimas prieš akis. Tikrai aš tada verkiau. Kažkaip su man atrodo gaila, o dabar kaip galvoju, kas, iki ko dar viskas buvo daeita. Bet mes tuo metu net minties, kad taip gali būti. Bet Drąsius tai kategoriškai, jis pasakė, aš tikrai su jais negyvenčiau, jeigu naktim negrįš. Tačiau kur kas baisesnė tragedija nei skyrybos buvo tai, kas įvyko po jų. Neringa Venckienė ir jos mama Laimutė buvo pirmosios išgirdusios kraupų Drąsiaus Kedžio dukrelės pasakojimą apie tai, ką su ją darė nepažįstami dėdės. Atsigavusi po patirto šoko, moteris nė nedvejodama apsisprendė padėti broliui ieškoti teisybės. Kauno apygardos teisme dirbanti Neringa Venckienė bei advokato praktika besiverčiantis jos vyras Aidas darė viską, kad Drąsiaus prašymai, skundai ir pareiškimai pasiektų reikiamas institucijas. Kaip tie įtariamieji matot, reikia, kad jei ne Venckus ir Venckienė nieko nebūtų, tai taip ir yra. Jei ne aš ir ne mano vyras, tai jisai į tą teisinę formą ir įvilktų tos skundus. Taigi reikia išmanyti, kam rašyti, kur rašyti ir ką rašyti. Tai aišku, tai jeigu supranta, tai jeigu ne mes, tai seniausiai, gal prieš 10 mėnesių viskas būtų baigta ar nutraukta. Tai jie logiškai kalba, taip ir yra. Džiaugiuosi, kad su vyru esame teisininkai, prisipažįsta Neringa Venckienė. Mat moteris abejoja, kad jei tokia siaubinga tragedija būtų užgriuvusi eilinę Lietuvos šeimą, vargu ar tyrimas dėl mažos mergaitės virkinimo būtų išvis pradėtas. Procesinė padėtis dabar mano brolio ir mano brolio mergaitės. Tai kokia jų procesinė padėtis nukentėjusieji? Tai koks įstatymas draudžia nukentėjusiam broliui padėti surašyti skundą? Tai prie ko jie kalba, neįtariamasis jisai toje byloje?
Tai galiausiai ir įtariamasis ir tai iš Aidas galėtų eiti į bylą, o čia nukentėjusysis. Tai man niekas nedraudžia surašyti, jam padėti surašyti. Tai ką jie nori, kad advokatui eitų svetimas ir svetimam pinigus mokėti? Tai kiek tų skundų surašyti? 300. Tai jūs įsivaizduojate, kiek čia darbo ir kiek čia tokie dalykai kainuotų? Namą varduoti reikėtų. Teisinės Neringos Venckienės ir jos vyro konsultacijos Drąsiui Kedžiui iš tiesų nieko nekainavo. Tačiau ar ši moteris nebijo, kad už brolį suteiktą pagalbą brangiai sumokėti teks jai pačiai? Juk vis dažniau pasigirsta kalbų, kad šioje dviprasmiškoje situacijoje atsidūrusi teisėja gali netekti darbo. Aš dirbu sąžiningai ir aš žinau, ką aš dirbu ir aš sugebu dirbti. O jeigu jie nori, tegul meta mane iš to darbo. Man nusipjauti, aš galiu pasakyti. Man visiškai tas pats. Aš net negalvoju, žinokit, apie tą darbą, absoliučiai, šiom dienom net negalvoju. Tik aišku, aš čia, žinot, nesidėsiu namuose, aš jau eisiu, kad ir blogai jaučiuosi. Tegul jie kalba, ką nori, mes žinom teisybę ir mes niekada nenusileisim. Kai čia pasibaigs tai? Nežinomybė ir namuose tvyranti įtampa. Po tragedijos Neringa Venckienė dar nebuvo darbe. Išėjusi nemokamų atostogų teisėja ir Drąsiaus Kedžio sesuo iš naujo dėlioja gyvenimo vertybės ir žinoma rūpinasi savo sūnumi bei baisų šoką patyrusią brolio dukrą. Būtent dėl mažųjų Neringa nusprendė neatsisakyti dar prieš baisiąją tragediją planuotos išvykos į Angliją. Ji tiki, nauji įspūdžiai vaikams leis pamiršti pastarųjų savaičių košmarus, o jai pačiai tai bus puikiai galimybė pagalvoti, kaip gyventi toliau. Bet kokiu atveju kelionė visiems bus tik į naudą.